Ryt rugsėjo 1 visa liaudinė mokslo žinių diena. Ta proga mes užkalbinome rajono liaudės švietimo skyriaus vedėją Edvardą Kochą. Sakykite, gerbiamas vedėjau, kokiomis mintimis rajono pedagogai sutinka naujuosius mokslo metus, kas naujo rajone, kuriant tautinę mokyklą? Tradicinis rugsėjo 1 skambutis paskelbė mokslo metus, kuriuos mes, švietimo darbuotojai, sutinkame su tam tikru nerimu. Juk tautinės mokyklos kūrimas nereiškia valstybinės atributikos pakeitimo mokyklose. Ir čia kalbame ne apie unifikuotos sąjunginės mokyklos dalinę reformą, bet apie ištisą švietimo sistemos reorganizaciją. Tiksliai ir aiškiai, trumpai, tautinės mokyklos esmę nusako profesorius Vytautas Liutikas. Tautinėje mokykloje visi dalykai dėstomi lietuvių kalba ir pagrįsti tautinė kultūra susijęti su jos problematika, ugdantis meilę tos kultūros vertybėms. Bet tai neturi vesti į tautinį uždarumą, juo labiau į negatyvų nusistatymą kitų kultūrų ir jų atstovų atžvilgių. Jeigu Respublikoje pirmoji tautinės mokyklos sąlyga, tai yra visų dalykų dėstymas lietuvių kalba, yra išsaugotas, tai antroji sąlyga, dalykų pagrįstumas tautinė kultūra, leidžia suprasti, kad tautinės mokyklos sukūrimas nėra trumpalaikis reiškinys ir to mes padaryti per vienus ar kelius metus jokių būdų nepadarysime. Liaudės švietimo ministerija žengia pirmuosius žingsnius, kuriant tautinę mokyklą. Ir šią kryptimį jaučiame tam tikrus pasikeitimus mokymo planuose, programuose bei pačioje sistemoje. Galbūt su keletą svarbiausių pasikeitimų vertėtų ir supažindinti pačius tauradiečius. Mokymo planuose yra žymiai sumažintas rusų kalbos pamokų skaičius, atitinkamai didinant pamokų skaičių lietuvių kalbai bei anglų kalbos dėstymui. Taip pat nuo rugsėjo 1 nebus mokoma rusų kalbos jau ir 3 klasėse. Pakeista taip pat ir pradinio karinio rengimo sistema. Sumažintas valandų skaičius nuo 70 valandų iki 35 ir pradinis karinis rengimas bus dėstomas tik tai berniukams. Sistema maždaug tokia 7 kartai per mokslo metus. Vadinasi, moksleiviai 11-12 klasių berniukai rinksi 7 kartus per mokslo metus po 5 valandas kasdien vienoje miesto vidurinėje mokykloje. Tai yra Tauragės 5 vidurinėje, kurioje bus sukurtas pradinio karinio rengimo mokymo centras. Taip pat šiais metais mūsų rajono, mūsų miesto vidurinėse mokyklose yra įvedamas sustiprintas atskirų dalykų dėstymas. Tauragės 1 ir 4 vidurinėse mokyklose įvedamas sustiprintas matematikos dėstymas, 2 vidurinėje mokykloje vyresnėse klasėse bus sustiprinta humanitarinės krypties dalykų dėstymas, na, o Tauragės 5 vidurinėje gamtos mokslo, tai yra biologijos, chemijos dalykų sustiprintas dėstymas. Šiais metais, kaip nepasiteisinusi, nebekomplektuojame tarp mokyklinių gamybinių mokymo kombinato. 90 metais mokymo kombinatas išleis paskutinę savo laidą ir jis užsidarys. Truputėlį keičiasi taip pat ir darbo kontrolės sistema. Liaudės švietimo skyriui yra sumažintas valdymo aparatas, kontrolės funkcijos perduodamas pačiai mokyklai ir laikome, kad tikslinga kontroliuoti tik tai tuos mokytojus, kurių darbas yra gana aplaidus ir mokytojas nesiekia tobulumo bei geresnių rezultatų. Sąžiningas, kruopštus iniciatyvus mokytojas privalo dirbti be kontrolės.
Viena iš rimtesnių problemų yra tai, kurią mūsų mokykloms bus labai sunku įveikti. Būtent tai mokinių nenoras mokytis. Juk eilę metų visus, liaudiškai kalbant, stumdami pro privalomo vidurinio mokymo rėmą, atpratinama mokinį nuo darbo. Ir šiais metais, tai ir praėjusios mokslo metais, beveik kas 9 ar 10 mokinys buvo nepažangus. Sunki problema, bet mano nuomonė, mūsų mokyklų mokytojai sugebės šią problemą įveikti, siekiant geresnių rezultatų ir siekiant, kad moksleiviai tikrai domėtųsi įvairiais dėstomais dalykais, norėtų išmokti, galvotų apie savo ateitį. Ypač jaudina viena problema, kuri, mano nuomonė, mūsų visų švietimiečių nuomonė, taip pat yra susijusių moksleivių nenorų mokytis. Tai yra ta, kad tėvai neatsakingai pažiūri į savo vaiko norus, sugebėjimus ir stengiasi nepilnametį vaiką, turinti vos 15 ar 16 metų, įdarbinti. Žinant, kokia įdarbinimo problema Tauragėje, mūsų nuomonė, per ankstyvas įdarbinimas, kur įstaigose, gamyklose dažnas paauglys būna tik tai pastumdėlio vietoje, neturintis jokios profesijos, yra psichologiškai ir fiziškai tik tai žalojimas. Todėl, brangus tėveliai, pagalvokite rimtai apie per ankstyvą savo vaikų įdarbinimą. Mūsų nuomonė, specialybės įsigijimas ar profesinėje, ar technikume yra žymiai patogesnis tiek brandos, tiek tolesniojo darbo atžvilgiu. Na ir baigdamas, noriu palinkėti visiems moksleiviams drąsos, geros nuotaikos, mokslo 89-90 mokslo metais, mokytojams kūrybinės ugnelės, tėvams visapusiško bendradarbiavimo su mokykla. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jums labai.